Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie savaitę, galiu pasakyti, kad tikrai labai svarbus įvykis buvo atvykęs inovacijų ir ekonomikos ministras su savo komanda ir kalbėjome apie mūsų savivaldybės Visagino potencialą, ką mes turime, kokias turim stiprybės, kokias silpnybės. Ir džiugu tai, kad pasižiūrėję atstovai tikrai patvirtino tą teiginį, kad miestas turi ateitį, miestas turi potencialą ir vienokią formą ar kitokią formą, bet įstatymas dėl laisvosios ekonominės zonos bus. Ir pabendravę su ekspertais, pabendravę su galimais potencialiais investuotojais, jie tai patvirtino, kad šis kraštas, šita teritorija yra labai įdomi ir turi tikrai didelės perspektyvas ir gerą ateitį. Todėl tai ypatingai svarbus susitikimas ir dabar darome viską, kad įstatymo projektas kartojosi vienoks ar kitokios formos, tačiau jis turi pasiekti Seimą pačiu artimiausiu metu. Ir dar džiugu, kad net ir Seimo nariai, kurie nepriklauso valdančiai daugumai, sužinoję ir išanalizavę dokumentus, skambina ir sako, kad jeigu ateis įstatymas į Seimą, mes jį palaikysime. Taigi tikrai geros naujienos, gera ateitis. O dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Prie Norfos parduotuvės Draugystės gatvėje įrengus suoliukus, vaikų žaidimų aikšteles, tai galėtų tapti puikia poilsio vieta. Siūlome čia įrengti parką. Tikrai labai gražus pasiūlymas ir manau, kad jisai tikrai turėtų gerą ateitį. Tik noriu pasakyti, kad šitoje vietoje jau yra padaryta galimybių studija ir skaičiavimai dėl multifunkcinės arenos statybos mūsų mieste. Ir šitas projektas jau yra ir apsvarstytas ir šiuo metu teikiamas į Centrinę projekto valdymo agentūrą dėl to, kad rasti finansavimą ir pradėti jau šio objekto statybas. Taigi tikiuosi, kad tą finansavimą rasime ir daugiafunkcinė arena Visagine atsiras. Kodėl Visaginas nėra įtrauktas į planuojamo traukinio maršrutą iš Vilniaus į Rygą, kurį ketinama paleisti nuo naujų metų? Tikrai labai sunku kalbėti apie kokį maršrutą ir kur jūs perskaitėt, kad ten Visagino nėra. Jeigu kalba eina apie esamą maršrutą, tai traukinys vyksta per Šiaulius, tai ten suprantama, kodėl nėra Visagino, nes tai yra visiškai kita linija. Jeigu kalba eina apie tarptautinį maršrutą, dėl kurio dar tik deramės ir apie jį dar planuojame tik, tai noriu pasakyti, kad kitą savaitę antradienį aš turiu eilinį susitikimą su Lietuvos geležinkelių vadovybė ir kalbamės apie kaip tarptautinį, taip ir tą vietinį maršrutą tarp Ignalinos Daugpilio, bet visais variantais noriu patikinti kalbos apie tai, kad nebus stojama Visagine, net kalbos tokios nėra. Tikrai Visagine tas traukinys stos. Kada bus įrengtas dviračių takas iki Daugpilio? Lyg ir turėjote tokių planų. Tai sunku pasakyti, apie kuriuos planus kalbame, nes visų pirma, tai idėja tikrai labai graži ir aš pats tikrai norėčiau, kad tokis dviračių takas būtų. Tačiau jeigu kalbame apie planus, tai matyti apie turistinių maršrutų planus kalbame, kuris yra sudarytas visai Lietuvai. Tai ten numatytos tokios gairės, kad galėtų atsirasti tarp Visagino ir Zarasų rajono savivaldybės dviračių takai ir jau nuo Zarasų iki Daugpilio dviračių takas iki pat Latvijos antrojo miesto Daugpilio. Taigi, jeigu tai įvyktų, tai tikrai būtų labai nuostabu ir gražu, o kada tai įvyks, tikrai net negalėčiau
pakomentuoti. Kada bus atidarytas viešasis tualetas prie Bangos salės? Na, žiūrint, jeigu iš tos poreikio ir formaliosios pusės, tai jis turėtų būti atidarytas iki maudymosi sezono pradžios, tačiau planuojame, kad jeigu viskas veiks ir nebus jokių gedimų, tai gegužės 4 dieną jau tualetas turėtų pradėti veikti. Ar savivaldybei perduotos Lapušiškės, Gaidės, Magūnų ir Saulės gatvės Juliškių kaime? Kas atsakingas už jų asfaltavimą ir valymą žiemą? Tai galiu pasakyti tiek, kad Lapušiškių, Gaidės, Magūnų gatvės taip priklauso Visagino savivaldybės administracijai, Saulės gatvė priklauso sodininkų bendrijai. Tai jeigu turite pastabų dėl mano minėtų gatvių, kurios priklauso administracijai, tai prašom kreiptis į administraciją. O jeigu pastabos dėl šiuo atveju Saulės gatvės, tai reikėtų kreiptis į sodininkų bendriją. Kiek dar truks akrobatikos salės remontas VŠI Visagino sporto ir rekreacijos centre? Tai labai visada rizikuoju sakydamas tikslės datas, kadangi tai priklauso nuo rangovinės organizacijos, tačiau darbai vyksta pakankamai sklandžiai ir galime tikėtis, kad rangovas iki sutarties numatyto termino suspės, tai gegužės pati pradžia. Ar šiais metais vyks automobilių ralis? Manau, kad ir šiais metais, ir kitais metais vyks, nes aš tikrai džiaugiuosi, kad pavyko atkurti šitą tradiciją ir ralis vyksta Visagine. Ir šiais metais taip pat vyks gegužės 1-2 dieną ir mes galėsim pasidžiaugti, pasigrožėti ir pabūti kartu, matant tuos tikrai labai greitus automobilius. Ar jau pradėjo veikti naujasis kompiuterinis tomografas Visagino ligoninėje? Tai kol kas dar ne, vyksta derinimo, instaliavimo darbai, tačiau kaip tik tai pradės veikti, ta informacija bus pateikta visiems ir viešai. Ar naujosiose kapinėse bus sodinami medžiai? Ar gyventojams leidžiama patiems juos sodinti? Pradėsiu nuo antros dalies klausimo, tai gyventojams sodinti medžių be leidimo iš aplinkos tvarkymo skyriaus specialistų negalima. Gavus tik leidimą, tą galima daryti. Gyventojai gali sodinti daugiametės gėlės, gali sodinti krūmelius dekoratyvinius ir tokiu būdu tvarkyti kapines, o bus ar nebus sodinami medžiai, apsispręs specialistai, kurie prižiūri šitą teritoriją. Ar reikia gauti savivaldybės leidimą, norint prie namo nupjauti nudžiūvusį medį ar krūmą, kurį kažkada pasodino pats gyventojas? Tai jeigu tai yra medis ar krūmas, kuris nudžiūvęs, tai leidimo gauti nereikia. Tačiau ir daryti to tikrai nerekomenduoju, kadangi tai gali būti ir pavojinga, kaip sveikatai, taip ir turtui šalia esančiam. Tai mano patarimas kreiptis į administraciją ir čia turime specialistus, kurie ir mokymus praėję ir turi atitinkamą įrangą ir tą padarys už jūs. Jeigu tai kažkokiam kitam nuosavam sklype, sakykime, nudžiūvęs medis, tai taip pat leidimo gauti nereikia. Tačiau dar kartą kartoju, jeigu kažkur šalia daugiabučio namo yra nudžiūvęs medis, tai kreipkitės į administraciją, administracijos specialistai tai sutvarkys. Tai va tiek tų klausimų, ateina savaitgalis, taip pat labai iškilus ir labai reikšmingas savaitgalis. Praeitą savaitgalį mes, katalikai, šventėme, beje ir su dalimi stačiatikių šventėme Velykas.
Šį savaitgalį švenčia mūsų kaimynai, mūsų draugai, stačiatikiai, sentikiai šį nuostabų įvykį, tai švenčia šventasias Velykas. Visiems linkiu pabūti kartu, pabūti šeimoje, pasisemti iš atbundančios gamtos energijos, kuri pavirstų į sveikatos energiją, gerumo, bendradarbiavimo energiją, gerų, šiltų jums švenčių. Ir viskas bus pas mus gerai.